Sveiki draugai, kaip matėte, vakar išplaukėme į ekspediciją, kurios tikslas iš Vilniaus Nerimi pasiekti Jurbarką, galbūt netgi Pagėgius. Tai štai mūsų pirmasis rytas, mūsų įkurta stovyklavietė, kuri tiesą pasakius buvo įrenginėjama apgraibomis, nes atplaukėme tik tai vėlyvą naktį, galbūt 1:30 nakties. Šiandien lyja lietus, pakankamai drėgna, šalta, bet nepaisant to mes stengsimės įvykdyti savo planą. Ir šiandien pat įveikti apie 50 km Nerimi toliau iki Kernavės. Tai va, pasistatėm va čia valtelę tokią, apgraibomom naktį. Jau buvo tamsu, kažkur tais po 12, pusė pirmos. Priryšom, užtenkėm tentą. Bandėm dar biškį pažvejoti, bet kažkaip nelabai sekėsi, nes nežinom, koks šiandien krantas ir kas čia tokio darosi vandenyje. Tai apgraibom va štai, mato, mūsų stovyklavietė pastatyta, vienas tentas, 2 hamakai, nelyja, viskas tvarkoj. Dabar lietus lyja, apie 7 valandas ryto, atsikėlėm 6, norėdami išplaukti anksti, bet kadangi lyja, biškį stipriau lyja, dabar lygtais lietus nustoja, nelauksim, kol jis nustos, imsim, rengsimės palapinsiuostes ir plauksim, nes laikas spaudžia. Tai tiek šiam kartui.